Nu ką, draugai, finišas. 23 dienos kelioniai, 6473 km, 285 litrai benzino. Apvažiavau Lenkiją, Čekiją, Austriją, Italiją, Prancūziją, Vokietiją, ir per Lenkiją vėl namo. Aplankyta Ostravoj, Čekijoje anglies kasykla, labai faina. Zalcburgas ir jo pilys ir dvarai aplinkui. Austrijos Grosklioknerio Alpių kalnų pervaža. Tada Italijos Alpės. Stelvio pas pervažiuotas iš šiaurės į pietus. Tada Komo ežeras. Beveik visas aplinkui apvažiuotas. Aplankiau Beladžio, Milano centrą. Tada žemyn prie jūros į Ligūriją. Genuje, Portofino uostai, jachtos. Tada palei pakrantę link Prancūzijos. Monako, Saint-Tropez, Kanai, Šventos Margaritos sala, povandeninės skulptūros. Tada Marselis, Ifo pilis, Edmonas Dantesas, grafas Montekristas. Vėl plaukiojimai jūroje, maudynės jūroje. Tada į šiaurę Prancūzijos autostradom. Peugeot muziejus Prancūzijoje. Tada Štutgarte, Porsche muziejus, Mercedeso muziejus. Ir tada sprintas autostradom per Vokietiją ir Lenkiją iki namų. Superinė kelionė, superinis ratukas. Motociklas nė karto niekur nepavedė. Puikiai važiuoja. Aišku, norisi gal biškį papildomų tų arklių, bet užteko. Daiktų prasme turbūt irgi. Buvo keletas daiktų, kurių pasėmiau, bet nepanaudojau. Kitą kartą jau nebeimsiu. Ko pritrūko? Turbūt nieko nepritrūko, visko turėjau, visko užteko. Sakau, per daug šiek tiek gal daiktų turėjau. Tu. Jokių cirkų, jokių fokusų, jokių nelaimių, jokių nesąmonių. Eismas geras, eismo dalyviai tvarkoj. Tikrai saugu, smagu. Dabar grįžus namo toksai šioks toks nuovargis. Eisiu pailsėsiu. Išsikrausiu daiktus, dar galva biškį zvimbia. Peržiūrėsiu visą video medžiagą, pasižiūrėsiu, kas... Gal susuksiu kokį apžvalginį filmuką. Ir po truputėlį pradėsiu galvoti, kur jau lėkti kitais metais. Gal Skandinaviją reikia apvažiuoti. Arba kokia nevažiuota dar. Rumunija, Graikija, Turkija, Balkanai. Bus matyta. Tai ačiū labai visiems palaikiusiems, sirgusiems kartu, stebėjusiems. Eisiu dabar pažiūrėsiu, kas laimėjo totalizatorių kilometražo. Ir einu poilsiauti. Laimingos visiems likusios vasaros. Saugaus visiems likusio šių metų sezono. Ir iki kitų susitikimų, iki kitų kelionių. Ačiū dar kartą visiems. Iki.